Noriu būti viena. Įžanga. Ši knyga gimė ne iš idėjos. Ji gimė iš ilgesio, iš nuovargio, iš tylos, kuri užspaudžia gerklę, kai niekas neklausia, kaip tau sekasi. Iš dienų, kai jautiesi nematoma, iš naktų, kai verki tyliai, kad niekas negirdėtų, net vaikai, net vyras, net tu pati. Rašyti pradėjau ne tam, kad pamokyčiau, o tam, kad išgyvenčiau, kad prisiminčiau, kad sugrįžčiau, kad surasčiau save po visais šiais sluoksniais – motinos, žmonos, dukros, stiprios moters, po visais reikia, privalai, taip daro visos. Tai nėra instrukcija, kaip būti gera mama. Tai nėra pamokslas apie santykius. Tai kelias per sumaištį, per meilę ir nuovargį, per buvimą dviese ir vienatvę, būnant dviese. Rašau šią knygą toms, kurios tyliai savęs klausia, ar aš dar gyvenu savo gyvenimą? Ar tai, ką turiu, išties tai, ko norėjau? Ar aš iš vis dar noriu? Ar tik atlieku pareigas? Galbūt ir tau ši knyga taps veidrodžiu, kuriame pagaliau pamatysi save. Tikrą, pavargusią, bet gyvą. Motiną, moterį, žmogų, kuri verta būti išgirsta. Tu nesi viena. Pirmas skyrius. Kartais tiesiog noriu būti viena. Kartais tiesiog noriu būti viena. Be žodžių, be balsų, be pareigų. Tik aš, tyla ir galbūt vėjas, besibeldžiantis į virtuvės langą. Turiu šeimą, vyrą, 2 vaikus ir šunį. Turime namą mažame miestelėje, kur žmonės sveikinasi gatvėje, net jei nežino tavo vardo. Mūsų kieme žydi gėlės, kurias pati sodinau pavasarį, o mažas sodas kiekvienais metais duoda per mažai. Per mažai, kad būtume sotus, bet užtenka, kad jausčiausi gyva. Esu namų šeimininkė. Tai gražus žodis, kartais net didingas, kartais net siekiamybė, bet dažniausiai nematomas. Niekas nepastebi, kada grindys tampa švarios, ar kur dingsta neplauti puodeliai. Niekas nemato, kiek minčių sudedu į vakarienės planą, ar kiek tylos ištveriu, kol visi užmiega. Ir nors esu laiminga, taip, tikrai, myliu juos. Mylėti gali būti taip lengva ir taip sunku vienu metu. Bet vis tiek, kažko trūksta. Ne daikto, ne žmogaus. Trūksta manęs. Tos, kuri tyliai kadaise svajojo apie keliones, tos, kuri klausydavo muzikos ir nebijodavo būti viena, tos, kuri norėjo būti ne tik mama, ne tik žmona, ne tik gera, norėjo būti savimi. Kas ji dabar? Kur ji? Kartais išeinu į kiemą, į tą savo mažą sodą ir leidžiu savo pabūti viena. Pasilinkiu prie žemės, įsiklausau į tylą tarp lapų. Tada atrodo, kad kažkas manyje atsimerkia, kažkas tyliai kužda. Aš vis dar čia. Antras skyrius. Ko trūksta man? Trūksta man manęs. Nes kažkur tarp skalbinių, vakarienių, kojinių po lova ir trupinių ant švariai nuvalyto stalo ištirpau. Panašiai kaip cukrus arbatoje. Dar esi, bet tavęs nematyti. Noriu karjeros, ne dėl statuso ar pinigų, nors kodėlgi ne ir dėl to, bet labiau dėl savęs. Noriu ryto, kai einu pro duris apsirengusi ne dėl to, kad reikia nupirkti pieno ar duonos, bet todėl, kad
Turiu tikslą. Noriu jausti, kad kuriu ką nors daugiau nei tik sąrašą. Makaronai, pienas, indų ploviklis. Noriu, kad kažkas pasakytų: tu esi gera tame, ką darai. Tu tai darai nuostabiai. Ir kad tai nebūtų apie sriubą ar išlygintus marškinius. Ir taip, aš noriu namų, bet ne kovos lauko. Noriu namų, kur galima atsisėsti ant sofos ir neužlipti ant žaislo, kur grindys išlieka švarios ilgiau nei 5 minutes, kur virtuvė lieka tokia, kokia ją palikau vakare, be riebalų dėmių, neplautų puodų ir trupinių, įsitaisiusių tarp plytelių, lyg naujakuriai. Nenoriu būti moteris, kuri bėga. Nuo stalo prie skalbinių, nuo vonios prie viryklės, nuo vaikų prie vyro. Noriu sustoti, atsikvėpti, nenorėti bėgti nuo savęs. Kartais atrodo, kad visi namie turi teisę būti žmonėmis, o aš – funkcija. Automatinė indaplovė su emocijomis, motina robotas, žmona užuovėja. O kai pavargstu ir tyliai noriu ko nors daugiau, atrodo, kad esu nedėkinga. Bet aš nesu. Aš tik noriu būti žmogumi, ne tik gera moterimi. Noriu, kad kažkas paklaustų: o kaip tu? Ir iš tiesų norėtų išgirsti atsakymą. Ne kaip sekasi tvarkytis, ne ar vaikai sveiki, o kaip aš pati. Galbūt todėl rašau, nes kol rašau, esu ne tik mama, ne tik žmona, ne tik tylus namų sargas. Kol rašau, aš esu aš. 3 skyrius. Ilgesys būti viena. Gal aš iš tiesų noriu būti viena. Ne dėl to, kad jų nemyliu, ne dėl to, kad man blogai, o todėl, kad pasiilgau tylos, tikros. Ne tos, kai visi miega, o aš tyliai švičiu puodus virtuvėje. Ne tos, kai bėgu viena į parduotuvę, bet su 1000 minčių galvoje. Tikros tylos, vienatvės, erdvės. Aš tiek ilgai buvau šeimoje. Tiek ilgai buvau mama, žmona, saugotoja, globėja, nenuilstanti ranka, kuri visada pakelia, nuvalo, aprengia, sutaiso, paruošia. Gal net pamiršau, kaip atrodo mano pasaulis, kai esu viena. Be kalbų, be klausimų, be mažų pėdučių sekiojančių iš paskos. Be visų: mama, kur mano marškiniai, brangioji, ar nematei mano telefono? Aš niekada nebebūnu viena. Ir nors meilė manyje neišblėso, bet auga ilgesys. Tylus, giliai paslėptas, beveik gėdingas. Ilgesys rytų, kai niekas nejudina antklodės. Pietų, kai valgai, ką nori ir kada nori. Vakaro, kai niekas tavęs neieško kambaryje, nes niekam tavęs nereikia tą minutę. Noriu namų, kur tylu, kur grindys lygios, neapklijuotos lego detalėmis ir sausainiais, kur galiu nueiti į vonią ir pabūti, ne minutę, ne 2, bet tiek, kiek reikia. Gal noriu mažo buto su balkonu, su viena lova, viena lėkšte, viena kėde. Gal noriu atsikvėpti nuo šito didelio šurmuliuojančio gyvenimo, kuris manęs tiek reikalauja, kad pamirštu, kas esu. Ir ši mintis neateina iš neapykantos ar pykčio, ji ateina iš pavargusios meilės, kuri jau nebeturi kur bėgti. Ateina iš moters, kuri neturėjo laiko suaugti, nes vos tik tapo mama, tapo viskuo kitiems, tik ne sau. Kartais galvoju, o jeigu išeičiau? Ne amžiams, tiesiog savaitei, mėnesiui. Ar save vis dar atpažinčiau? Ar girdėčiau, ką galvoju, kai niekas nekalba šalia? Ar galėčiau tiesiog būti?
Ši mintis kvepia laisvę ir liūdesiu, ir tiesa. Bet kartais vienintelis kelias atgal yra žingsnis tolyn, kad sugrįžtum ne tuščia, o pilna savęs. Ketvirtas skyrius. Vaikystė. Vyresniosios dukters sindromas. Pamenu, kai buvau maža, dažnai norėdavau likti viena namuose. Ne tam, kad žaisčiau, ne tam, kad patingėčiau, o tam, kad galėčiau kvėpuoti, be spaudimo būti naudinga, gera, atsakinga. Gal jau tada nešiojau savyje tai, ką dabar vadinu vyresniosios dukters sindromu. Tylus įsitikinimas, kad jeigu noriu būti mylima, turiu duoti, rūpintis, veikti, kurti tvarką ir visada tylėti apie save. Mama sako, kad moterimi tampi tik susilaukusi vaikų. Bet aš manau, kad moterimi tapau jau seniai, kai man buvo 11, kai vasaromis prižiūrėjau mažąjį brolį, kol mama dirbdavo, kai tvarkydavau namus, gamindavau valgyti, pirkdavau maistą, kai mokėjau mokesčius, tikriausius, su visais kvitais ir datomis, nes mama buvo susirgančiuoju ligoninėje, o aš namuose. Man buvo 11. O vyresnysis brolis, jis nebuvo atsakingas ir niekas iš jo to nelaukia. Mano lytis reiškia pareigą, jo laisvę. Man visada buvo kalama į galvą, tvarka yra tavo atsakomybė. Tu esi mergaitė. Mergaitės neleidžia sau ilsėtis. Tu tik dirbdama esi verta. Tu stipri, tu susitvarkysi. Ir aš tikėjau. Tikėjau, kad juodas darbas yra lyg medalis. Lyg puošmena, kurią kabini savo ant krūtinės, rodai visiems, žiūrėkit, kokia gera, kokia verta. Aš išmokau, kad mano vertė slypi darbuose, ne troškimuose, ne svajonėse, ne jausmuose, tik tame, ką darau, kiek ištveriu, kiek sugebu. Ir jeigu pavargstu, tai reiškia, kad dar nedirbau pakankamai. Tokia buvo mano vaikystė. Ne smėlio dėžės, o virtuvės, ne pasakos, o pirkinių sąrašai, ne džiaugsmas, o atsakomybė, kurią gėda nusimesti. Ir šiandien aš vis dar ta mergaitė, tik kūnas moters. Vis dar jaučiu kaltę, kai noriu pailsėti. Vis dar sėdžiu su sąžinės graužatimi, kai nieko neveikiu. Nes manyje vis dar gyvena ta 11-metė, kuri įtikėjo, kad poilsis yra silpnumas, o verta esi tik tada, kai tampi naudinga. Gal atėjo metas ją apkabinti ir pasakyti. Tu buvai verta jau tada, be jokių pastangų. 5 skyrius. Santykiai su mama. Visą mano gyvenimą kažkas veda. Nieko keista, kad dabar taip jaučiuosi. Visą mano gyvenimą mane vedė ne švelnia ranka, o kontrolės virvė. Ir tik dabar imu suprasti, tai ne šiaip atsitiktinumas. Aš buvau to mokoma. Ne žodžiais, o žvilgsniu, tonais, nutylėjimais. Būk gera, nekalbėk per daug, nekelk balso, nebūk akiplėša, neprašyk per daug, būk nuolanki, būk naudinga. Aš tavo metų irgi niekur nejau. Per gyva, sakydavo mama, per daug išdykus, o aš tik norėjau gyventi, tik tiek. Būti savimi, patirti gyvenimą, savaip, juoktis garsiai, dainuoti. Bet viskas manyje buvo per daug mamai, per mažai man. Šeštas skyrius.
Tas gimtadienis, kurio niekas nešventė. Pamenu, kai man buvo 15, mano gimimo diena buvo nuostabi vasaros diena. O vasara mano mėgstamiausias metų laikas. Saulė tokia, kuri šildo ne tik kūną, bet ir širdį. Oras kvepėjo žole, iškylomis, artėjančių vakarų prie ežero. Aš stovėjau virtuvėje su šlapiamis rankomis, iš kurių ką tik sudėjau paskutinius indus į indaują. Už lango girdėjusi juokas. Mano draugės jau planavo vakarą. Paskutinės žinutės rašė: viskas suderinta, važiuojam, tik pasakyk, kad gali. Ir aš norėjau. Ne ko nors išskirtinio, ne vakarėlių, ne kažko pavojingo. Tiesiog būti paauglė, būti savimi. Vieną dieną metuose būti ne vyresnėje sese, ne namų pagalbininkė, ne mamos dešiniąja ranka. Tiesiog būti mergaitė, kuriai šiandien 15. Priėjau prie mamos. Ji darė kažką virtuvėje, lyg visada užimta. Tyliai paklausiau: mama, ar galėčiau važiuoti prie ežero su draugais? Ne. Kodėl? Tiesiog ne. Bet juk šiandien mano gimtadienis, sakiau tyliai, beveik netikėdama, kad tai turi reikšmės. Ji net nepakėlė akių. Turi pasilikti namie, o kas prižiūrės brolį? Bet jis turi ir tave? Neaiškink, sakiau, ne. Taip paprastai. 30 sekundžių ir viskas baigta. Aš stovėjau vidury kambario su gumulu gerklėje. Širdis plakė, gal dėl pykčio, gal dėl bejėgiškumo, o gal todėl, kad supratau, jog ši diena ne apie mane. Niekuomet nebuvo. Aš tiesiog tikėjausi, kad ir ji norės švęsti. Švęsti mane. Ta akimirka manyje sustingdė kažką labai svarbaus. Ta diena aš supratau. Mano norai nieko nereiškia. Gimtadienis tik data, bet ne priežastis būti matomai. Argi kas pasikeistų, jei čia būčiau ne aš, o kas kitas? Brolio poreikiai svarbesni už mano svajones. Aš nesu verta džiaugsmo vien todėl, kad esu. Jis uždirbamas. Ir šiandien aš jo neuždirbu. Vakarop sėdėjau savo kambaryje. Draugės rašė: kur tu? Aš atsakiau: negaliu. Ir melavau, kad sergu, kad negaliu išeiti, bet tiesa buvo kita. Aš tiesiog buvau nepakankama. O kai brolis valgė tortą, mano tortą, ir mama sakė: pažiūrėk, koks jis mielas, aš tik nusišypsojau, kaip visada, kaip išmokau. Tylėti, šypsotis ir būti gera. Nors širdyje verkiau, negalėjau to parodyti. Nebūk nedėkinga. Po tos dienos kažkas manyje išsijungė. Kažkoks džiaugsmo mygtukas, kuris anksčiau dar veikiausiai veikia, nors ir labai tyliai, atsargiai. Nuo tada gimtadieniai man tapo nemalonus. Lyg nepatogi pareiga, lyg apsimetimas. Kiekvienais metais, kai artėja Liepa, jaučiu ne džiaugsmą, o įtampą. Ką parašys kiti? Ar reikės atsakyti? Ką daryti, kai visi sako sveikinu, o man viduje niekas nešvenčia? Man tai nešventė. Tai priminimas, kad tada, kai manęs reikėjo, niekam manęs nereikėjo. Kad net ta viena diena, kai turėjau būti svarbi, buvau pašalinta. Brolio poreikių šešėlyje, mamos šaltumo akivaizdoje, draugių juoko, kurio negirdėjau. Aš niekada nuoširdžiai nešvenčiau savo gimtadienių. Kai kas sako: tu tiesiog kukli.
Bet iš tiesų aš tiesiog nenoriu prisiliesti prie to skausmo. Nenoriu sugrįžti į tą popietę, kai stovėjau tarp virtuvės stalo ir durų su visa drąsa širdį, kurią mama ištrynė vienu žodžiu. Ne. Ta diena išmokau pamoką, kurios atsikratyti bus labai sunku. Aš nesu verta švęsti ir iki šiol mokausi tai paneigti. 7 skyrius. Tyla, kurioje pradedi nykti. Kai žmogus niekada nėra išgirstas, kai kiekvienas jo noras atsimuša į sieną, galiausiai jis nustoja kalbėti. Aš taip ir padariau. Nebeklausiau, nebeprašiau, nebereikalavau, tik tylėjau. Ir dėjau viską į vidų. Tai, kas kaupėsi metai po metų, virto tamsa, kurios nebemokėjau išsklaidyti. Tamsa, kuri kartais uždengdavo net saulėtą dieną. Net sodą, kuriame viskas žydėjo, bet ne aš. Tai yra vienatvė. Aš atrodžiau stipri, atsakinga. Ta, kuri viską sutvarko, kuri viską susitvarko, viską spėja. O, kokia dukra, girdėdavau, kaip kitos mamos gyrė maniškę. Visada mandagi, viską padeda, net broliuką prižiūri. Kokia gera mergaitė. Mama nusišypsodavo, pasitemdavo. Taip, mano mergaitė tikrai gera, sakydavo ji. Tarsi tai būtų jos pačios medalio pusė. Aš stovėdavau šalia, nuleidusi akis, tylėdavau. Niekas neklausia, kaip aš jaučiuosi. Visi tik džiaugiasi, kokia esu gera, kaip patogu, kaip naudinga, kaip tylu. Bet viduje buvau tuščia. Pavargusi nuo nuolatinio būk gera, nuo per gerai gyveni, juk viską tau duodu, nuo juk viskas gerai, kai niekas nebuvo gerai. Buvo laikotarpių, kai nebesinorėjo keltis iš lovos. Kai žiūrėdavau pro langą ir jausdavau tik slegiantį sunkumą. Lyg visa žemė gulėtų man ant krūtinės. O būdavo vakarų, kai tiesiog atsiguldavau ir svajodavau, kad manęs tiesiog nebebūtų. Ne tam, kad kažkas nubaustų, ne dėl keršto, tiesiog, kad nebeskaudėtų, kad nebereikėtų, kad galėčiau pagaliau ilsėtis. Tai buvo mano tylus pagalbos šauksmas, kurio niekas neišgirdo, nes buvau per daug stipri, per daug normali, per daug gera, o iš tikrųjų tiesiog buvau viena, užsidariusi kambaryje su mintimis, kurios pavojingai artėjo prie krašto. Ir kartais, kai jaučiuosi tiesiog pervargusi nuo gyvenimo, nuo visų, kas reikalauja iš manęs per daug, aš užsimerkiu ir nustoju kovoti. Išsimiegu. Ir tai tapo mano būdu pabėgti. Aš miegodavau iki 11 ryto, kartais net ilgiau. Jei niekas manęs nežadindavo, miegodavau ir iki 3 dienos. Pirmas kelias valandas būdavo gera. Ramybė, tylu. Ir aš galėdavau tiesiog nesijaudinti dėl nieko. Nei dėl mamos žvilgsnių, nei dėl brolio poreikių. Bet tada, kaip visada, buvo ta akimirka, kai mama ateidavo į mano kambarį. Šaltas žvilgsnis, nuskambėdavo žodžiai. Kiek dar miegosi? Visas dienas miegi. Ką tu čia darai? Kodėl nesirūpini? Tiek darbų šiandien pilna. Ir aš žinojau, kad ji nesupras. Ji galvos, kad aš tingiu, kad nenoriu nieko daryti. Bet aš žinojau, tai netingėjimas. Tai buvo mano vienintelis būdas pabėgti. Kai negaliu pabėgti iš savo galvos, pabėgu į miegą. Mama galvojo, kad man trūksta drausmės. Aš maniau, kad man trūksta meilės. Aš niekada nesijaučiau mylima. Ne taip, kaip
kalba knygose, filmuose ar pas draugus, kur apkabina, kur išklauso, kur pasidžiaugia vien tavo buvimu. Už gerą darbą niekada nesulaukdavau palaikymo ar gero žodžio. To buvo iš manęs tikimasi. Savaime suprantama. O jei tik suklysdavau, jei pasakydavau ne vietoje žodį, pamiršdavau, ką nors padaryti ar tiesiog pavargdavau, bausmė būdavo greita ir fizinė. Mama mane mušdavo. Ranka, diržu, kartais laidais ar ką rasdavo po ranka. Dėl neplautų indų, dėl netvarkingo kambario, dėl to, kad negerbiu, kad atsikalbu, kad nežinau savo vietos. Aš žinojau, mano kūnas yra jos rankose, kaip kaltė, kaip nuosavybė. Ir net kai jie aprimdavo, kai viskas pasibaigdavo, ji niekada neatsiprašydavo. Tarsi viskas būtų normalu, tarsi taip ir turi būti. Tad pradėjau tikėti, kad tokia meilė skaudinanti, kad būti mylimai reiškia nusipelnyti. O jeigu nesusitvarkai, jei pavargsti, tu tinginė. O jei kada nors bandydavau paaiškinti, kaip jaučiuosi, apginti save, mama iš manęs tik pasijuokdavo, kaip man tik vėjai galvoje švilpoja. Ir pagrindinis jos auklėjimas būdavo diržas. Ne iš neapykantos ji tikėjo, kad taip reikia, kad mokina mane gyventi. Ironiška. Ji tikrai išmokė. Tik niekada nesusimąstė, ko. Ji išmokė, kad esu verta tik tada, kai esu naudinga, kad meilė tai atlygis už paslaugas, kad būti gera reiškia būti tylia, patogia, paklusne. Ir blogiausia tai, kad ilgainiui jos balsas tapo manuoju. Aš pati ėmiau save bausti, kai jaučiu per daug, kai noriu per daug, kai drįstu pasakyti ne. Viduje vis dar sėdi ta 15-metė, kuri galvoja, kad meilė turi būti užtarnauta. Dabar žinau, mama mylėjo, kaip mokėjo. Bet ji nežinojo, kaip aš norėjau būti mylima. 8 skyrius. Laisvės skonis. Gal todėl taip nekantravau išvažiuoti studijuoti į kitą miestą. Kai kiti verkė palikdami savo namus, aš tyliai šypsojausi. Man tai buvo atokvėpis. Pirmą kartą savarankiška, viena, be priežiūros, be reikalavimų, tik aš ir mano kvėpavimas. Ir nesvarbu, kad neturėjau pinigų, kad diena iš dienos valgiau tas pačias iš namų atsivežtas bulves. Virtas, keptas, kartais tik su druska. Tai buvo mano skurdas. Bet tai buvo mano skurdas. Jis buvo mano laisvė. Liūdna pagalvojus, kad man užteko vienatvės ir bulvių, kad pasijausčiau laiminga. Mama duodavo šiek tiek pinigų, tiek, kad vos užtektų. Kartą paskambino. Na, ar dar turi pinigų? Nelabai, prisipažinau. Ir tuomet prasidėjo moralai, pamokymai, atgailos reikalavimas. Praėjusį mėnesį gi siuntėm, kodėl tau vis maža? Tu tokia neatsakinga. Ir tada nusprendžiau, daugiau niekada neprašysiu, neliksiu skolinga, nenoriu. Kai kitą kartą skambino ir vėl paklausė, ar dar liko pinigų, atsakiau trumpai, užtenka. Nors mano sąskaitoje tuo metu buvo 2 eurai. Iki kito mėnesio dar 2 savaitės. Nieko tokio, valgysiu bulves, tyliai, savotiškai išdidžiai. Santykiai su mama tokie ir buvo, neartimi, atsargus. Ir aš jau nebenorėjau, kad būtų kitaip.
Nuoskauda per daug metų sukietėjo. Pabuvus viena, pradėjo lįsti tiesa. Kaip žiauru buvo tai, ką išgyvenau. Kaip niekada nesulaukiau švelnumo ir atjautos. Mano vertė buvo tik tiek, kiek galėjau padaryti kitiems. Dabar, kai man per 30, aš vis dar laikausi atstumo, nors ji to nesupranta. Juk aš tau daviau valgyti, turėjai stogą virš galvos, buvai aprengta. Ji vis kartoja tai, tarsi to būtų gana. Tarsi meilė būtų išmatuojama maistu ir drabužiais. Kai bandau priminti apie praeities skriaudas, apie tas akimirkas, kai man trūko jo švelnumo, supratimo, ji vėl pradeda ginčytis. Aš tau viską daviau, ką galėjau. Aš irgi geriau neturėjau. Kiti nei tiek neturi. Ir taip toliau. Ir tarsi pati susierzina, kaip aš galėčiau kelti tokius reikalavimus. Lyg aš būčiau ta, kuri žaloja jos jausmus, o ne į mane. Aš noriu tik vieno – supratimo, atsiprašymo, kad ji pripažintų, jog ne visada elgėsi teisingai, kad aš nebuvau tik jos pareigų vykdytoja, o žmogus, kuris vertas meilės, bet ji to nesuvokia arba nenori suvokti. Kartais atrodo, kad kalbėti apie tai lyg griauti tiltus, kad kiekvienas žodis tarsi skaudus smūgis jai, o man lieka tylėti, laikyti tai savyje. Juk ji man davė stogą virš galvos, bet ne namus, davė drabužių, bet negalėjau jų pati išsirinkti. Viskas būdavo paskirta man be jokios mano nuomonės. Davė maisto, bet neturėjau teisės nuspręsti, kas man skanu, o kas ne. Ji manimi niekada netikėjo. Ne tik tada, kai sakiau, kaip jaučiuosi, bet net ir tada, kai aiškiai pasakiau, kad negaliu valgyti grybų. Pamenu tą kartą, kai liepė valgyti juos. Aš atsisakiau ir pasakiau, kad mane nuo jų vimdo. Ji tik trumpai pasakė, tada vemk. Nesitikėjo, kad tikrai taip ir bus, arba jai tiesiog nerūpėjo. Aš nuėjau į tualetą ir viską išvėmiau. Nuo tada man net grybų kvapas kelia šleikštulį. Bet tai buvo ne tik apie maistą. Tai buvo apie tai, kad net mano jausmai, mano kūnas, mano norai niekada nebuvo svarbus. Tarsi buvau daiktas, kurį galima ignoruoti, nepaisyti, pulti. Kartais galvoja, kad mama pati augo dar sunkiau nei aš. Žinoma, kad tai buvo. Ji buvo vaikas, kuris dažnai buvo negirdimas, kaip ir aš, kaip ir daugelis mūsų šeimoje. Gal ji irgi turėjo savo nuoskaudų, savo skausmų, kurie liko neišsakyti, neišgyventi, užrakinti kažkur giliai viduje. Gal ji taip pat jautėsi vieniša ir nesuprasta. Ir būtent todėl nesugebėjo ištrūkti iš to uždaro rato. Uždaro rato, kuris kartojasi iš kartos į kartą. Neleidžia būti laisviems ir mylimiems tokiems, kokie esame. Ji buvo vaikas, kuriam trūko meilės ir supratimo, ir pati, būdama mama, kartojo tuos pačius modelius, nors gal ir pati to nenorėjo. Bet dabar žinau, tai nepasiteisinimas. Ir nors kartais man norisi jai pasakyti, kodėl tu nepasikeitei, aš žinau, kad ji pati yra nelaisva savo skausme. Dabar, kai pati turiu vaikų, jos pasirinkimas nesikeisti man atrodo nesuvokiamas. Aš noriu savo vaikus apsaugoti. Noriu, kad jie žinotų, jų buvimas jau yra pakankamas. Kad jiems nereikia būti tobulais, kad būtų mylimi. Noriu, kad jie nesijaustų tokie vieniši kaip aš. Kad jų balsas būtų girdimas, o jausmai pripažinti.
kad jie turėtų erdvę būti savimi, be baimės, be kaltės. Kartais galvoju, ar tai įmanoma, bet kiekvieną dieną stengiuosi būti kita mama, nei ta, kuri man buvo. Nors viduje dar gyvena daug skausmo, aš noriu savo vaikams duoti tai, ko man trūko – šilumą, saugumą ir tikrą meilę. Gal žmonės keičiasi, gal sensta, pamato savo klaidas, o gal tiesiog pavargsta kovoti. Buvimas viena tai ne tik tuštuma ar skausmas. Tai vieta, kur aš atrandu tiesą apie save. Vienumoje mano mintis nurimsta, o širdis išgirsta savo tikrąjį balsą. Atstumas nuo kitų žmonių, ypač nuo tų, kurie yra toksiški, tai mano apsauga. Tai mano būdas išlikti sveikai ir saugiai. Tai mano ramybė. Suprantu, kad kartais reikia pasitraukti, kad galėčiau išgyti ir vėl įkrauti savo jėgas. Kad galėčiau gyventi taip, kaip noriu, o ne taip, kaip reikalauja kiti. Vienatvė man yra laisvė. Laisvė būti savimi, laisvė atsikvėpti ir augti. Ir nors kartais jis skauda, žinau, kad tai būtina mano kelio dalis. 9 skyrius. Vaikų priežiūra po lygiai. Aš vis dažniau galvoju, kad vaikų priežiūra pusiau nebūtų taip blogai. Priešingai, tai galėtų būti dovana, galimybė atgauti kvėpavimą. Ir tada galbūt aš turėčiau laiko atsigauti, turėčiau tylos, turėčiau namus, kur viskas lieka ten, kur padėjai, kur grindys nelipnios nuo sulčių, kur niekas nesipyksta dėl to, kas ką valgys, kur galiu tiesiog sėdėti su puodeliu kavos ir neatsikelti nuo sofos 5 kartus, kažkam kažką paduoti. Kartais svajoju apie savaitę, kur nesu mama. Ne todėl, kad nenoriu būti mama, o todėl, kad noriu kartais tiesiog būti aš. Be pareigų, be šauksmų, be nuolatinio mama. tą savaitę sportuočiau, skaityčiau, eičiau pasivaikščioti be tikslo, grįžčiau į save. Ir tada, kai vaikai grįžtų, būčiau jų verta. Rami, atvira, mylinti, neišsekusi, nepikta, ne tokia, kuri pati bėga nuo savo šešėlio. Gal tokia sistema padėtų išvengti to, kuo virto ši kasdienybė. Vienos moters maratonas, kuriame visada praloši. Kur, kad ir kaip stengtumėsi, vis tiek esi bloga žmona, pavargusi mama, netvarkinga šeimininkė ir moteris, kuri visą dieną nieko neveikia. Kartais man atrodo, kad jei turėčiau laiko pasikrauti, pagaliau išmokčiau mylėti ne tik savo vaikus, bet ir save. Bet viduje dažnai tvyro baimė. Ne vien pavargusios mamos baimė, bet moters, kuri viską stato ant vienos kortos. Aš neturiu garantijų, neturiu darbo, neturiu stabilios karjeros, pensijos nesukaupsiu. CV nesirašo 8 metai intensyvios motinystės be atostogų ir poilsių dienų. Niekas nekviečia į darbo pokalbį už tai, kad tu 3 paras slaugiai sergantį vaiką be miego. Ir jei rytoj kažkas nutiktų, vyrui, mūsų santykiams, aš likčiau viena su 2 vaikais ant rankų, be pajamų, be saugumo, be nieko. Ši mintis gniaužia gerklę. Nes nors ir myliu savo šeimą, vis giliau suprantu, aš neturiu saugaus tinklo. Kuo toliau, tuo sunkiau iššokti atgal į darbo rinką. Juk aš nebe 20 metė. Kiekvienais metais pasaulis bėga pirmin, o aš vis dar stoviu šitoje virtuvėje. Tarp purvinų lėkščių, verkiančio vaiko ir minčių,
kurias net gėda ištarti garsiai. Niekas manęs neklausia, ar aš jaučiuosi saugi, bet tiesa ta, kad aš dažnai jaučiuosi priklausoma. Ir tai skaudina, pykdo, baugina. Ir vis tiek, nepaisant to, aš keliuosi ryte. Gaminu pusryčius, plaunu mažas rankytes, šukuoju plaukus ir stengiuosi. Stengiuosi būti geresnė mama nei ta, kurią turėjau pati. Nors ir nežinau, ar man pačiai viskas bus gerai. Ironiška, kai jis sako, kad aš visą dieną sėdžiu namie. Tarsi mano diena būtų lengva, tik sėdėti, nieko neveikti. Tarsi aš ilsėčiausi, kol jis dirba. Bet jis nemato. Jis negirdi mano minčių kratinio, kuris sukasi be perstojo. Negirdi baimių, kurios prabunda naktį, kai visi jau miega. Negirdi mano nerimo dėl ateities, dėl vaikų, dėl savęs. Jis neneša mano kryžiaus. Jis nežino, kaip kasdien bandau išlaikyti viską nesubirėjus. Kaip aš tampu stogu, grindimis ir sienomis šitiems namams. Kaip kiekvieną rytą iš naujo surenku save iš nuovargio, iš tylos, iš noro tiesiog pabėgti. Ir vis tiek pasilieku. Tai nuolatinė kova. Kova su nerimu, nuovargiu, su nesibaigiančia kantrybe. Kova su kiekviena išpilta pieno balute ant kilimo, su neplotomis lėkštėmis, su išbarstytais žaislais. Aš stengiuosi būti geresnė. Kad mano vaikai, jei kada nors lankysis pas psichologą, kalbėtų tik apie savo gyvenimą, ne apie mane. Kad jų pokalbių esmė nebūtų santykiai su mama. Kad jie nebeprisimintų manęs kaip piktos, pavargusios, šaukiančios. Kad jiems nereikėtų gyventi su tuo pačiu šešėliu, kuris lydi mane visą gyvenimą. Kad jų vaikystė būtų vieta, kur saugu, kur šilta, kur smagu grįžti mintimis, kur galima būti silpnam, netobulam, bet vis tiek mylimam. Aš noriu nutraukti grandinę. Net jei man skauda, net jei kartais nežinau kaip. Aš vis tiek stengiuosi. Kasdien. Ir vis tik mane aplanko mintis. Galbūt, jei dalintume vaikų priežiūrą, turėčiau daugiau jėgų viskam pasiekti. Galėčiau būti mama, kuri nepradeda dienos nuo nuovargio. Galėčiau pailsėti, susidėlioti mintis, auginti savo vidų, o tada grįžti pas vaikus neišsekusi, o mylinti, žaisminga, švelni, tokia, kokia ir norėčiau būti. Gal tada būčiau mama, kuri nebijo, kad dar viena išpiltos arbatos bala virs sprogimu. Gal būčiau moteris, kuri turi savo gyvenimą, ne tik kitų, vyro ir vaikų, pasaulio palaikymo mechanizmą. Savaitė su vaikais visa širdimi, savaitė sau visai sielai. Tik tada gal būčiau iš tiesų aš. Bet vos tik šios mintys iškyla, kartu ateina ir kaltė. Ar aš bloga mama, jei noriu būti viena? Ar savanaudiška svajoti apie laiką sau, kai mano vaikai dar tokie maži? Aš žinau, kaip skaudžiai žeidžia atstumimas. Ar pati jo nekartoju, nors ir iš kitos pusės? Kartais atrodo, kad vaikštau peilio ašmenimis tarp rūpesčio kitais ir rūpesčio savimi. Bijau, kad jei žengsiu vienu žingsniu per toli, prarasiu juos, save, visą tai, ką kuriu. Bet dar labiau bijau, kad jei viską nešiu viena, visai išseksiu. Ir tuomet prarasime visi. Bet dabar aš esu čia, namuose, pilna prievalių, be aiškios ribos tarp aš ir mama. Ir aš nesu tikra, kaip atrodo mano gyvenimas dabar. Ar jis toks, kokio norėjau? Ar aš dar moku svajoti? Ir nors šie pamąstymai tik mintis, norai, svajonės, jie man reikalingi.
kad neprarasčiau savęs, kad neprarasčiau vilties. 10 skyrius. Vienatvės žavesys. Gal man iš tikrųjų reikia būti vienai, ne iš pykčio, ne iš nevilties, bet iš gilios būtinybės pagaliau išgirsti save. Noriu gyventi atskirai, noriu tylos. Vienatvėje gimsta tiesa, kai nelieka kitų balsų, reikalavimų, vertinimų, lieki tik tu ir tavo mintis. Ir tada nebelieka kur bėgti. Turi žiūrėti savo į akis. Ir, nors tai baisu, tai kartu išlaisvina. Tu tampi pats savo draugas, pats savo ramybė, pats savo globa. Aš noriu to išmokti. Noriu tapti žmogumi, kuris nesiekia įtikti, kad būtų mylimas. Noriu pamilti save ne už tai, ką padariau ar kiek ištvėriau, bet už tai, kad esu. Noriu būti savo svarbi. Noriu, kad mano vertė būtų nebesiejama su nauda kitiems, su kantrybė ar savęs neigimu. Gal aš visada to ieškojau. To vidinio švelnumo, to saugumo, kuris neišeina, nesmerkia ir nepalieka. Gal net vaikystėje, kai sėdėdavau viena kambaryje, kai niekas neateidavo, kai norėdavau tik šilto žvilgsnio ar ištartos frazės. Tu man rūpi. Aš jau tada svajojau apie šią vienatvę, bet tokią, kuri nebūna vieniša. Dabar noriu tą mažą mergaitę, save surasti, atsiklaupti prieš ją ir pasakyti: tu svarbi, tu pakankama, tu vienintelė tokia ir tai yra nuostabu. Niekada daugiau neleisiu tau abejoti savo verte, niekada daugiau neleisiu tavęs niekam nutildyti. Kartais tai aplanko sapnuose. Matau save gyvenančią kitoje šalyje, ten, kur manęs niekas nepažįsta, niekas nieko iš manęs nesitikė. Nėra jokio reikia, jokio turi ar privalai, tik aš ir naujas gyvenimas. Gyvenu didžiulėje sodyboje, daug erdvės, kurios niekada neturėjau. Langai plačiai atverti, o už jų begalinės pievos ir tolumoje stūkstantis kalnai. Nei vieno žmogaus aplink, nei vieno neišpildyto lūkesčio ar nusivylimo, jokio kaltės jausmo, jokios skubos, tik vasaros karštis, tylus vėjas ir mano tyla. Aš sėdžiu ant medinės terasos su puodeliu kavos, basomis kojomis, liečiu šiltą grindų paviršių ir giliai kvėpuoju. Vakare išeinu į sodą, prisirinkti gėrybių vakarieniai, susilieju su gamta, kvėpuoju ramybę, kurios taip ilgai ieškojau. Tai mano vidinė laisvė, sapnų laisvė. Ir galbūt kažkur giliai tai pažada savo, kad vieną dieną, net jei ne fiziškai, aš į tą vietą nueisiu, į vidinę sodybą, kur pagaliau būsiu aš, tik aš, ir pakaks. 11 skyrius. Santykiai su vyru. Kartais aš jaučiuosi vieniša. Tai neturi nieko bendro su vienatve. Vienišumas gali gyventi šalia kito žmogaus, po tuo pačiu stogu, šalia kūno, kuris vis rečiau mane paliečia, šalia akių, kurios vis rečiau žiūri į mane. Miegame skirtingose lovose, skirtingose kambariuose ir man iš tiesų taip geriau. Nebegirdžiu jo knarkimo, nebejaučiu tos nejaukios įtampos, kai noriu, kad jis mane paliestų, bet tai niekada neįvyksta. Tyliai laukiu, nors žinau, veltui. O jis žiūri televizorių iki pat užmigimo, spoksodamas į ekraną, tarytum ten rastų kažką svarbesnio. O aš guliu kitame kambaryje ir negaliu užmigti.
Man nepatinka triukšmas, nei televizoriaus, nei gyvenimo. Bet dar labiau mane išvargina mano pačios minčių triukšmas. Jos garsesnės už viską. Sukasi, nenutyla. Tyliai klausia, ar tai jau viskas? Ar tai meilė? Kartais atrodo, kad mus jungia tik rutina. Vaikai, maistas, sąskaitos, kalendorius. Kai kalbamės, dažniausiai tai apie tai, ką reikia padaryti. Kuris ką pasiims iš darželio, kas nupirks pieno, kas paliks raktus, santykiai tarsi logistinis projektas. Ir visgi kažkada buvo kitaip. Bet dabar dažniausiai jaučiu tik tuštumą. Ir keista, kai esi santykiuose, bet netikai ryšio, tuomet vienatvė skaudžiausia. Kai bandau jam sakyti, kad man sunku, kaip jaučiuosi, dažnai susiduriu su tylos siena. Jis manęs nesupranta. Ne todėl, kad nenorėtų, o todėl, kad jam ir taip sunku. Jis turi savo minčių, savo nerimą, savo darbą, kuris jį išsunkė iki pat kaulų. Aš pavargęs, sako jis. Negaliu dar ir tavo jausmų klausytis. Ir aš norėčiau, kad jis mane išgirstų, kad bent pamėgintų suprasti. Kartais jaučiu, kad mano žodžiai tiesiog praeina pro šalį, kaip vėjas per tuščią kambarį. Jis užsidaro savyje, o aš lieku su savo skausmu vienumoje. Noriu, kad jis pamatytų mane, pajustų, kas vyksta viduje, bet vietoj to jis pasirenka tylą arba pyktį. Suprantu jo sunkumus, suprantu jo naštą, bet mano skausmas nemažesnis. Man irgi sunku, man irgi reikia būti išgirstai. Kartais atrodo, kad mes gyvename paralelinėse realybėse. Kiekvienas su savo krūviu, bet be bendro supratimo, be bendros kalbos. Ir aš nežinau, kaip mūsų abu išvesti iš šios tylos, šios atskirties. O viskas prasidėjo saldžiai. Prisimenu, kai mes susipažinome. Jis siekė manęs tarsi kažko brangaus, ko ilgai ieškojo, bet nerado. Jau tada atrodžiau jam kaip pats geriausias dalykas, kuris galėjo nutikti jo gyvenime. Jo žvilgsnis buvo kupinas susižavėjimo, o šypsena nuoširdi ir šilta. Jis dažnai kartodavo, kad niekada nėra sutikęs tokios moters kaip aš, stiprios, bet kartu švelnios. Jausmas, kad esu jo pasaulio centras, buvo nepaprastas. Jis skyrė man dėmesį, kuris leido jaustis mylimai ir saugiai. Kiekviena mūsų susitikimo akimirka buvo pilna džiaugsmo, lūkesčių ir svajonių. Buvo lengva tikėti, kad kartu galima įveikti bet ką, kad mūsų meilė bus amžina. Ir aš tikrai tikėjau. Kai buvome pora, aš jaučiausi kaip tikra karalienė. Jis dėl manęs būtų padaręs bet ką. Užteko man tik vieno žodžio ir visas pasaulis būtų po mano kojomis. Jis buvo tobulas partneris. Visada vienu žingsniu priekyje nuo mano norų, lyg skaitytų mano mintis. Niekuomet neleido man abejoti, kad esu svarbi ir mylima. Jo dėmesys ir rūpestis nepalikdavo vietos nerimui ar nežinomybei. Visada žinojau, kaip jis jaučiasi. Kiekviena diena su juo atrodė tarsi svajonė, iš kurios nenorėjau pabusti. Jausmas, kad esi kažkam visa, tai nepaprastas stebuklas, kurio ilgai ieškojau. Ir jis man tą stebuklą dovanojo. Jis man davė erdvės, bet niekada nepaliko vienos. Davė meilės, bet niekada nedusino ją. Suteikė pasirinkimą, bet pats padarė save geriausiu pasirinkimu. Jausmas, kad esi laisva, bet kartu ir saugi, tai buvo mūsų santykių esmė. Tai leido man būti savimi, žinant, kad visada galiu pasikliauti juo. Jis buvo ne tik mano mylimasis,
bet ir geriausias draugas. Su juo jautėmės kaip komanda, kurios niekas nesustabdys. Keliavome daug, nuo mažų miestelių Lietuvoje iki svajingų kalnų viršūnių. Per vieną kelionę, apsupti Šveicarijos kalnų tylos ir didybės, jis priklaupė ant kelio, paėmė mano ranką ir pasipiršo. Tai buvo nepaprasta akimirka, lyg iš pasakos. Nėra gražesnės vietos ir laiko, kur galėčiau pasakyti taip. Realybė buvo geresnė už sapnus, o mano širdis plazdėjo iš laimės. Jis man davė ne tik meilę, bet ir supratimą. Jis visada girdėjo mano mintis, net kai žodžiai likdavo nepasakyti. Jis buvo tas, kuris stovėjo šalia, kai buvo sunku, ir dalinosi džiaugsmais, kai gyvenimas buvo lengvas. Mūsų vestuvės buvo kuklios. Neturėjome daug pinigų, bet turėjome vienas kitą. Susirinkome tik su artimiausiais žmonėmis, šventė vyko mažoje, jaukioje salėje, kurioje jautėsi šiluma ir nuoširdumas. Ne prabanga buvo svarbiausia, o pažadas būti kartu, palaikyti vienas kitą visada. Nors ir trūko išorinių šventinių atributų, mūsų meilė tą dieną spindėjo ryškiau už bet kokius žibintus. Atrodė, kad viskas pasaulyje sustoja, kad tik mes du egzistuojame, įsipareigoję kurti bendrą ateitį, kurti šeimą. Tų vestuvių prisiminimai šildo mane iki šiol, net ir dabar, kai gyvenimas kartais tampa sudėtingas. Aš prisimenu tą dieną, mūsų šypsenas, žvilgsnius, pažadus ir jausmą, kad kartu mes galime įveikti bet ką. 12 skyrius. Mintys, kurių nesakau garsiai. O dabar noriu gyventi viena. Galbūt visą gyvenimą geriau nugyventi vienai. Tik būti šalia, kai pati to noriu. Rūpintis kitais, kai jaučiu, kad turiu jėgų ir noro. Bet dabar dažniau jaučiuosi kaip kalėjime, kurį pati savo pasistačiau. Pilna pareigų, bet tuščia viduje. Didžiausia skriauda nėra skalbti rūbus ar plauti grindis. Ne virtuvėje praleisti valandas. Tai jausmas, kad aš pati neturiu savo gyvenimo. Kad viskas, ką darau, yra kažkieno kito reikmėms. Be įvertinimo. Mano kūnas svetimas, mano laikas svetimas, net mintis tarsi ne mano. Nes visą laiką galvoju, kaip kam patikti, ką dar padaryti, kad niekas nepavargtų. Nėra nei vienos minutės, kai galėčiau atsisėsti ramiai, išgerti kavos lėtai, be skubos, be kaltės jausmo. Kai vaikai išeina į darželį, atrodo prasideda trumpa pauzė, bet viduje nerimas ir baimė, kad vakare vėl teks stovėti prie tos pačios sienos, kovoti su nuovargiu, su emocijomis, kurios išsilieja kaip tsunamis. Ir štai durys atsiveria, grįžta vaikai, iš karto, kai banga užlieja jų balsai, juokas, šūksniai, jaučiu, kaip viskas įsitempia, jų energija sminga tiesiai į mane, tarsi nebūtų jokio atstumo, jokios tylos. Aš stoviu vidury kambario, o jų aistros, poreikiai ir pyktis susilieja į vieną didžiulį šurmulį. Nėra kur pasislėpti, nėra laiko įkvėpti, jie krenta ant manęs kaip audra. Verčia bėgti, šaukti, reikalauti. Aš bandau suspėti, bet jaučiu, kad tiesioginė prasme tirpstu. Neturiu jėgų būti jų stiprybė šį kartą. Bandau išlikti rami, kalbu tyliai, bet viduje kova, kuri niekam nematoma. Noriu pabėgti, bet nėra kur. Turiu išgyventi. Nesu tik žmona ar mama, bet dabar ir vienintelė pagalba, kurią jie turi. Ir vis tiek, kai vėl užsiveria duris, kai tylu, kai visi išsiskirsto, aš lieku su savo mintimis, su ta tuštuma, kurią maskuoju šypseną ir rankomis pilnomis darbų. O vyras? Jam nesvarbu, kada grįžti namo. Ar tai bus 3 valanda dienos metu,
Tada jis gali pailsėti ar nusnausti, nes keliasi anksti ryte ir yra pavargęs. Ar tai 6 vakaro, ar net 8, jei reikia padirbėti papildomai. Jam leidžiame rinktis, kada baigti darbą, kada atsipūsti. O aš nesu tokia laisva. Mano dienos ritmas priklauso nuo vaikų. Kada reikia juos išleisti į darželį, kada jie grįžta, kada verkia, kada reikia pavalgyti, kada paguosti, kada pakalbėti. Mano pavargimas nematuojamas valandomis, o kiekviena akimirka pilna atsakomybės. Ir nors jis kartais sako, kad aš sėdžiu visą dieną namie, jis nemato to nematomo darbo, to vidinio kovos lauko, kurio jis nesineša, kurį nešu tik aš viena. Aš turiu visada būti pasiekiama, visada visiems padėti, nepriklausomai nuo to, kiek pati esu pavargusi ar kiek man to reikėtų. Šis nuolatinis būti visiems tai ne tik fizinė našta, bet ir emocinė, kuri nuolat drasko vidų. Galbūt būtent tai labiausiai ir vargina, nes niekas nesužino, kaip sunku yra gyventi nuolat įjungus pagalbos režimą. Be pertraukos, be atokvėpio, be laisvės būti savimi. Jaučiu, kaip visi mano gyvenimo gabalėliai byrėjo vienas po kito, kol likau tarsi tuščia dėžutė, pilna tylos ir vienatvės, kurios nepasirinkau. Kasdienė kova su savimi, noras būti gera, bet kartu ir bejėgė. Kartais pavargstu nuo tos nuolatinės kovos, net ir tada, kai atrodo, kad viskas mano rankose. Nesuvokiu, kodėl viduje jaučiuosi lyg pralaimėjusi. Bijočiau būti viena, bet kartu jaučiu, kad tik būdama viena galėsiu išgirsti savo tikrąjį balsą. Gal pagaliau pamilti save tokią, kokia esu, ne kaip mama, žmona, namų šeimininkė, o kaip žmogus. Bet baimė, ji užėmė didžiulę vietą. Bijau tylos, kuri atskleis visas mano baimės ir skausmus. Bijau vienatvės, nes nėra kam apkabinti. Kai silpna, nėra kam pasakyti, aš tave girdžiu. Ir vis dėlto, ši meilė supratimo ir savęs pačios ieškojimo kelionė kartais atrodo beviltiška. Kartais jaučiuosi kaip šmėkla, nepastebima, nesuprasta, kažkieno šešėlis. Ir visa tai, nors tyliai, bet nuolat yra manyje. Man reikia vienatvės ir laisvės. Reikia kaip oro, laisvės daryti tai, ką noriu, kada noriu, be jokios sąžinės graužaties, be nuolatinio jausmo, kad padariau nepakankamai, kad nesu įvykdžiusi visų lūkesčių, kad neuždirbau pinigų. Namus tvarkausi ištisą dieną, o jie vis tiek lieka netvarkingi, lyg viskas būtų beprasmis ratas, kuris niekada nesibaigia. Paradoksas. Vyro akimis aš sėdžiu namie ir nieko nedirbu. Jis mano, kad aš prastai planuoju savo laiką, kad jei tik norėčiau, galėčiau veikti, ką tik noriu. Juk kai vaikai grįžta iš darželio, viskas atrodo labai paprasta. Tai reikia išeiti su jais į lauką ir pažaisti. Vaikai žais savo gražiausiai, sako jis. O vakare, kai jie pavargę, aš galėčiau juos nusiųsti miegoti anksti, tada turėtume visą vakarą laisvą. Bet tai tik išorinė, idealizuota, jo sukurta realybė. Iš tikrųjų, kiekviena diena yra kova. Kai vaikai eina pro duris, įsiveržia tsunamis, jų triukšmas, poreikiai, emocijos. Negaliu tiesiog atsitraukti ar pasislėpti. Jų reikalavimai krenta ant manęs kaip banga, kuri nesustoja. Jaučiuosi, lyg būčiau įstrigusi uragane, kuriame turiu išlikti stipri, nors viduje jaučiuosi išsekusi iki paskutinio lašo. Ir tas kaltės jausmas, kai vaikai nepatenka į lovas laiku, kai jie nepailsėja ir ryte būna irzlus, tai atrodo, lyg tai būtų mano kaltė. Kaip aš nesugebėjau jų paruošti laiku, kaip aš nesugebėjau suvaldyti visų šitų chaosų. Lyg mano atsakomybė būtų be galo, nuo pirmos iki paskutinės minutės. O jo atsakomybė?
Ji baigėsi tą akimirką, kai jis uždaro darbo duris ir išeina į kitą pasaulį, kuriem nereikia nei kelti vaikų, nei planuoti dienos, nei klausytis tų begalinių prašymų ir isterijų. Kartais jis net nesupranta, kad jo žodžiai apie namų šeimininkę, kuri tik sėdi ir nieko nedirba, skaudina daug labiau nei bet koks fizinis darbas. Nes ne tik kūnas pavargsta, bet ir siela, kai tave nuolat kaltina už tai, ko niekaip negali kontroliuoti. Jo žodžiai mane skaudina lyg aštrus pjūvis į veidą. Kai jis sako, kad vaikai gražiai žaidžia, kad tiesiog reikia išeiti su jais į lauką, tai skamba kaip ciniška ironija, kuri mane tik dar labiau žeidžia. Jis nemato tikrosios mūsų kasdienybės. Iš tikrųjų jie mušasi, pykstasi, rėkia ir verkia, tos mažos širdelės, kurias visi laiko mėlynomis ir nekaltomis, kartais būna nepakeliamai sunkios. Jie niekada nežaidžia gražiai. Jie kovoja už savo norus ir jausmus, išreikšdami viską, ką turi viduje, be jokių filtrų. Ir aš nuolat stoviu ant ribos, bandydama palaikyti taiką, nuraminti pyktį, nuraminti verkimą. Aš nenoriu būti ta baudėja, kuri juos griežtai drausmina, kaip kadaise tai darė mano mama. Nenoriu, kad mano vaikai jaustų baimę ar nepasitikėjimą. Aš išties noriu, kad jie kovotų už save, už savo jausmus, už savo norus. Kad jie galėtų gyventi taip, kaip negalėjau aš. Vyro iliuzija apie jų gražų žaidimą – tai ne mano realybė. Tai, ką jis mato, yra tik paviršius, o aš jaučiuosi tarsi kovotoja, nuolat kariaujanti su emocijų audromis, kurias privalau suvaldyti. Ir kai jis tai sumenkina, tai skaudina labiau nei bet koks žodis. Vieną vakarą, kai vaikai vėl vedė mane iš kantrybės, jis ramiai, beveik užtikrintai tarė: tai labai paprasta, tiesiog išeik su vaikais į lauką ir viskas. Nebus jokio chaoso namuose. Aš jo žodžius pajutau kaip ledinį šaltį, užpildantį visą kambarį. Nevaldau emocijų, pakėliau balsą. Jaučiu, kaip kyla pyktis ir nusivylimas. O tu pats kada nors bandėjai suprasti, kas vyksta? Ar bent pabandėjai gyventi mano dieną? Jis susigūžė, pažiūrėjo mane pro petį su lengvu nekantrumu. Aš žinau, kaip reiktų elgtis. Tu tiesiog nenori. Nenori? Aš nesuvaldžiau ašarų. Tu net neįsivaizduoji, kiek jėgų man kainuoja būti čia kiekvieną dieną. Ir vis tiek aš esu ta, kurio kaltini, kad nieko nedarau. Jis pakėlė balsą. Nevaidink aukos. Tavo darbas rūpintis vaikais, o tu to nedarai. Aš žengiau žingsnį arčiau, veidas užsidegęs nuo pykčio. O tu nors vieną kartą pabandyk pabūti mano vietoje. Žinau, kad tu negalėtum išbūti net savaitės, bet tu net nenori suprasti, ką reiškia būti motina, būti visą laiką pasiekiamai, būti atsakingai už viską. Jis prarado kantrybę ir kambarį užpildė įtampą, kurios nebuvo kaip nutraukti. Tada jis tarė, balso tembras pasidaro grubesnis. Aš dirbu sunkiai nuo ryto iki vakaro, o tu to net neįvertini. Grįžtu namo pavargęs ir net čia neturiu ramybės. Tu visada reikalauji, bet nematai, kiek aš atiduodu. Ir mano viduje kažkas lūžo. Jaučiau, kaip į mane sminga ne tik jo žodžiai, bet ir jo nusivylimas. Pyktis, netikėjimas. Kiekvienas jo sakinys skambėjo ne tik kaip kaltinimas, bet ir kaip priminimas, kad aš nesu ta, kurią jis tikėjosi turėti šalia. Aš norėjau paaiškinti, pasakyti, kokia sudėtinga mano diena, kaip aš kovoju ne tik su vaikų riksmais, bet ir su savimi. Kaip dažnai jaučiuosi tarsi nepažįstama, bejėgė, tarsi skęstanti tame chaose, kurio jis neįsivaizduoja. Bet žodžiai įstringa gerklėje, nes žinau,
Jis nenori girdėti. Viduje įsivyrauja šaltis ir liūdesys. Aš maniau, kad mes esame komanda, kad mes kartu, kad dalijamės ne tik vaikų priežiūrą, bet ir sunkumais ir džiaugsmais. Bet dabar viskas atrodo kitaip. Aš esu viena, įstrigusi savo nusivylime, o jis visai kitame pasaulyje. Ta vakarą aiškiai suvokiau. Mes esame toli vienas nuo kito. Maniau, mes esame komanda, mes kartu. Tai buvo mūsų paslaptis, mūsų jėga. Bet dabar jaučiuosi kaip svetima savo pačios namuose. Tarsi stovėčiau už stiklinės sienos, pro kurią jis mato mane, bet negirdi. Jaučiuosi išduota, palikta su savo kovomis, kurių jis nebandė suprasti. Ir tai skaudžiausia. 13 skyrius. Mūsų mamos. Jis nesupranta. Tikrai nesupranta. Ne todėl, kad nenori, o todėl, kad jam niekada neteko būti mano vietoje. Jo pasaulyje motinystė tai nedarbas. Tai tiesiog gyvenimo dalis, kurią moteris priima kaip savaime suprantama. Jo galvoje vis dar gyvas įvaizdis tų stiprių, tvirtų moterų, kurios augino 5 ar 6 vaikus be jokios pagalbos, be technologijų, be skalbyklių, džiovyklių, indaplovių ar siurblių robotų. Mano mama kažkaip sugebėdavo, sako jis ramiai, kartais net su tam tikru pasididžiavimu balse. Jūs dabar viską turit, viskas palengvinta. Tai kodėl tau taip sunku? Jis žiūri į mano kasdienybę tarsi iš šalies. Jam atrodo, kad tai tiesiog rutina, rytas, pusryčiai, darželis, pietų, žaidimai, vakarienė, miegas. Labai paprasta. Kartojasi kasdien, tarsi daina su žodžiais, kuriuos jau žinai atmintinai. Bet jis nemato. Kaip aš kasdien jaučiuosi perdeganti. Kaip stengiuosi viską padaryti geriau nei vakar. Kaip žinodama, kad turiu visą šiuolaikinę buitį, vis tiek jaučiuosi nepajėgi. Jis žiūri į praeitį, į savo motiną, kuri be skundų viską ištverdavo. Bet jis nemato jos vienišų ašarų naktimis, kai visi jau miegodavo. Jis nežino, kiek tylos ji nurijo, kiek savo svajonių paliko tame skalbinių dubenyje. Jo pasaulyje aš esu namuose, vadinasi, turėčiau būti pailsėjusi. Juk gali susiplanuoti laiką, sako jis. Jei tinkamai sudėliotum dieną, viskas būtų kitaip. Ir kai bandau paaiškinti, kad planai žlunga kasdien, nes vienas vaikas suserga, kitas nenori eiti darželį, prasideda verksmas, barniai, skubėjimas, jis tik gūžteli pečiais. Tu pati pasirinki, kaip jaustis, sako jis. Tu turi viską, šeimą, stogą virš galvos, sveikus vaikus, ko dar tau trūksta? Jo žodžiai kartais duria giliau, nei jis pats supranta. Nes aš nežinau, kaip pasakyti, kad man trūksta manęs pačios. Ir dar baisiau, jo žodžiai pradeda skambėti kaip mano mamos. Tas pats tonas, ta pati priekaištinga logika, tu per jautri, reikia tiesiog susiimti, kitos sugeba, o tu. Ir manyje vėl prabunda ta baikšti mergaitė. Ta, kuri vis stengiasi būti gera, tyli, padaranti viską teisingai. Ta, kuri niekada nebuvo pakankamai gera. Ta mergaitė bijojo būti apkaltinta tingumu, silpnumu, išpindėjimu. Ji bijojo nusivilti savimi ir bijojo, kad ir kiti ją nuvils. O dabar ta baimė vėl čia. Todėl, kai jis kalba, suaugęs vyras, mano vyras, aš kartais nebegirdžiu jo, aš girdžiu ją, savo mamą. Ir viskas manyje įsitempia. Vėl stengiasi pateisinti, apsiginti, paaiškinti. Tik dabar suprantu, kad galbūt tose ankstesnėse kartose viskas buvo kitaip ne todėl, kad jos buvo stipresnės, bet todėl, kad niekas iš jų ir nesitikėjo daugiau. Tarp visų darbų, skalbimų rankomis, maisto gaminimo nuo nulio, židinių kūrenimo,
Toms mamoms tiesiog nelikdavo laiko būti su vaikais. Išties būti. Atliepti ne tik fizinius poreikius, bet ir emocinius. Sustoti, pažiūrėti vaikui į akis ir pamatyti jį tokį, koks jis yra. Užjausti, palaikyti, auginti žmogų, o ne tik išauginti. Ir kai man šiandien sakoma, mūsų mamos tai sugebėdavo, man norisi atsakyti, taip, jos išgyvena, bet ar jos išties buvo šalia? Ar jų vaikai jautėsi girdimi, priimti ir saugus? Aš noriu savo vaikams duoti daugiau. Tų moterų vienatvė. Ji visada buvo šalia, tarsi nematoma, bet nuolat alsuojantį į sprandą. Kai kuria prasme jos iš tiesų būdavo vienas. Ne todėl, kad šalia nebūtų vyrų ar vaikų, bet todėl, kad niekas neklausia, kaip jos jaučiasi. Niekas neklausia, ko jos nori, tik ką turi padaryti. Jos būdavo vienos savo darbose, begalinėse, besikartojančiose užduotise, vienos savo rūpesčiuose, savo baimėse, vienos su savo nuovargiu, nors viską darė ne savo, bet jos pačios savo nepriklausė. Ir taip, jos skalbdavo rankomis, malkas kapodavo, vandenį kibirais iš šulinio nešdavo. Bet vis labiau man atrodo, kad ne tai buvo sunkiausia. Sunkiausia buvo tai, kad jos neturėjo laisvės. Jos negalėjo rinktis. Reikėjo daryti tai, ką reikia, ne tai, ką nori. Nes pasirinkimo tiesiog nebuvo. Tu turėjai, tu privalėjai. Tokia buvo taisyklė. Parašyta ant motinų, močiučių, prosenelių pečių. Ir jei jau gali, tai neturi teisės skųstis. Bet viduje, tyliai, gal ir jos verkdavo. Gal ir jos ilgėjosi tylos, savęs, erdvių, kuriuose nereikėtų būti viską darančia. Ji tylėjo per visus dešimtmečius, nešama iš rankų į rankas, iš kartos į kartą, nematoma, bet giliai įaugusi į kraują. Tai ne tik fizinė vienatvė, tai vidinė tuštuma, kai niekas tavęs negirdi, nors šalia visada yra kažkas. O mano mama, ji taip dažnai stovėdavo prie viryklės viena, niekas nepadėdavo. Tėtis grįždavo iš darbo, nusimesdavo batus ir įsidaisydavo ant sofos. Ašgi visą dieną dirbau, sakydavo. Gal gali pagaliau baigti triukšmaut su tuo vaiku? Mama nutildavo. Niekas nešaukė, niekada nesiskundė, bet jos akys būdavo tuščios, rankos visada judesy. Dar viena lėkštė, dar viena šluostė, dar vienas rūbas, kurį reikia užlopyti. Kai paklausdavau, mama, o tėtis niekada nepadeda? Ji tik nusišypsodavo pavargusią šypseną. Ką jau čia? Vyras juk po darbo pavargęs. Ir taip viskas ant jo pečių. Lyg jos pačios pečiai niekada neskaudėjo. Močiutė, dar labiau viena, 5 vaikai, vyras, kuris dažnai pradingdavo visai dienai. Kartais net kelioms. O kur senelis? Gal vėl pas Petrą sėdi ir vėl su buteliu. Ji bandė nesusigraudinti, kai tai sakė, bet jo žvilgsnis dūrė į grindis. Aš stovėjau šalia, maža mergaitė, ir jutau. Šita tyla gilesnė nei bet kokie žodžiai. Močiutė neturėjo skalbyklės. Viskas skalbdavo rankomis, kūreno pečių, virė ant malkinės viryklės. O senelis grįždavo tik tada, kai jau būdavo pavakarė, su alkoholio kvapu ir sunkiu alsavimu. Kodėl nieko nesakai, kartą paklausiau jos. Kodėl jam neleidi padėti? Kam kalbėti, jei vis tiek niekas negirdi, atsakė. Jis vyras, jis kitaip nemoka. Toks laikmetis, supranti? Taip, toks laikmetis. Bet ar tikrai pasikeitė laikmetis, jei manyje vis dar gyvena ta pati vieniša moteris? Jei ir dabar, kai turiu indaplovę, siurblį robotą, skalbyklę ir vis tiek krentu nuo kojų.
Jei ir dabar, kai vyras grįžta iš darbo ir sako, bet ką tu veiki visą dieną, su vaikaisgi tik išeini į lauką, jie ten savo pažaidžia. Skamba lygiai taip, kaip senelio tylėjimas, tėčio nusišalinimas, močiutės nuleistos akis. Ir manyje vėl prabyla ta baikšti mergaitė, kuri niekada neišdrįso pasakyti, man sunku, padėk man, aš pavargau. Bet ar tai iš vis buvo leidžiama sakyti? Mano mama vis sakė, privalai sunkiai dirbti, nežliumti, nesiskūsti, sukasti dantis ir tempti. Ji niekada nesakė, kad pavargo. Arba sakydavo tik tada, kai jau griūdavo nuo kojų. Ir net tada nesitikėdavo pagalbos. Man niekas nepadėjo, sakydavo išdidžiai, ir nešiojo savo pajuodusius paakius kaip medalį. Tarsi pavargti buvo kažkoks moters pašaukimas, gyvenimo norma, o visos svajonės, kaip švarūs skalbiniai, kruopščiai sudėti į spintą ir niekada neištrūkti. Ir kartais man kyla klausimas, ar tokio gyvenimo mano mama norėjo man? Kad ir aš toliau sunkiai dirbčiau, kad ir aš tylėčiau apie savo nuovargį, kad tęsčiau tai ir kad galėčiau savo užsidėti tą patį medalį. O gal ji norėjo man daugiau, bet pati nemokėjo parodyti kito kelio, nes niekas jos neišmokė sustoti, atsikvėpti, pasakyti garsiai, aš nebenoriu gyventi šitaip, aš noriu būti laiminga. Ir dabar aš stoviu tarp dviejų pasaulių, jos tylos ir savo pačios baimės. Nes jei aš tai pasakysiu garsiai, ar aš vėl ją nuvilsiu? Ar tiesiog būsiu moteris, kuri pagaliau išdrįso? 14 skyrius. Feminizmas ir lygybė. Feminizmas. Žodis, pilnas vilčių ir kovos, bet kartu ir tamsių šešėlių. Lygybė. Tikslas, kurio trokšta daugybė moterų. Būti lygioms, būti girdimoms, turėti teisę rinktis savo kelią, karjerą, nepriklausomybę. Savirealizacija – tai, ko daugelis mūsų ilgai laukiame. Ir vis dėlto, kai žvelgiu į save, į savo dienas, jaučiu tą trapų barjerą. Lygybė neateina lengvai. Ji kainuoja kančią, nuovargį, netikrumą. Darbe esi vertinama. Už kiekvieną pastangą, už kiekvieną žingsnį į priekį esi apdovanota. Atlyginimas, pripažinimas, galimybė augti. Bet namuose dažnai viskas nutyla. Darbas, kuris niekada nesibaigia, bet kuris lieka nematomas, nepastebimas. Namų sienos kartais jaučiasi kaip sunkus kalėjimo vartai. Meilė tampa pareiga, rūpestis privalumu, o tavo pačios norai kažkuo neleistinu. Tu jautiesi tarsi šešėlis, kuris visur paskui kitus apie save pamiršti. Kiek kartų per dieną užduodi savo klausimą, ar aš verta daugiau? Ar mano pastangos reikšmingos? Ir koks skausmas lydi atsakymą, kuris dažnai ateina tyliai? Nepakankamai. Matyti, kaip kitos moterys kyla karjeros laiptais, kaip jų darbas įvertinamas, o tavo pastangos namuose lieka nepastebėtos. Tai kaip nuolatinis smūgis į širdį. Ir tada jis pasako, motinystė, žinai, yra ir sunkesnių darbų. Pasižiūrėk į statybininkus, jie visą dieną neša sunkius krovinius, kloja plytas, dirba lauke net kai lauke 40 laipsnių karščio. Arba pažiūrėk į ūkininkus, kurie keliasi anksti ryte, dirba iki vėlaus vakaro, laukuose kasa, nešioja sunkes dėžes, kelia gyvulius. Arba gaisrininkus. Jie ne tik rizikuoja gyvybę, bet ir nešioja didžiulį įrangos svorį. Tai tikrai sunkus darbai. O motinystė? Tu tiesiog sėdi namie, prižiūri vaikus, žaidi, skalbi, gamini valgyti. Aš niekada nesuprasiu, kaip gali būti sunku sėdėti namie su vaikais.
Darbas, kurį gali dirbti neišlipdamas iš pižamos visą dieną. Gal reikėtų mažiau skųstis. Bet juk motinystė tai ne tik sėdėjimas ar žaidimas. Tai nuolatinis fizinis ir emocinis krūvis. Nepramiegotos naktis, stovėjimas prie viryklės, kai skauda nugarą, nuolatinis vaikų persekiojimas, kai jie bėgioja po kambarį, o tu esi kaip sargybinė, visur paskui juos. Ir kai jie verkia ar išlieja pyktį, tu turi likti stipri. Jis nesupranta, kad motinystė yra kaip maratonas be finišo linijos, kur kiekvienas žingsnis pareikalauja ištvermės, kantrybės ir meilės, kurios joks fizinis darbas negali visiškai atspindėti. Gal iš pižamos aš neišlipu todėl, kad mano diena tai nesibaigiantis bėgimas be pertraukos. Ne tik tarp kambarių ar darbų, bet tarp minčių, nuovargio ir nerimo, tarp virtuvės, kurioje reikia pagaminti valgyti, ir kambarių, kur vaikai prašo dėmesio, paguodos, kartais tiesiog būti šalia, nors tu jau nebeturi jėgų, tarp indų, skalbinių ir susipynusių emocijų. Šitas darbas nesėdėjimas. Tai buvimas kiekvienu momentu visiems, bet sau niekada. Neturi laiko persirengti, nueiti į dušą ar net atsikvėpti. Todėl taip, visą dieną neišlipu iš pižamos. Jis gyvena kitame pasaulyje, patriarchalinėme, kur darbas matuojamas pinigais, o reikšmė priklauso nuo to, kiek uždirbi ir kiek valandų praleidi toli nuo namų. Kaip aš galiu tikėtis, kad jis supras mane? Juk jis sunkiai dirba visą dieną, o aš tiesiog sėdžiu namie. Jis to niekada nepasakys garsiai, bet kai aš lieju jam savo sielos skausmą, jis tik šypteli, lyg sakytų, gyveni gerai, ko tau dar reikia? Mano darbas namuose tampa nematomas, kaip oras, kurio nesimato, bet be kurio neįmanoma gyventi. Aš pati tampu nematoma, kaip šešėlis, kuris juda pro kambarius ir atlieka milijonus mažų darbų, bet kurių niekas nepastebi. Kam visa tai? Kam kiekviena diena prasideda anksti, kai dar tamsu, kai sapnai dar nepasibaigė, o aš jau keliuosi stovėti prieš tą begalinį darbų sąrašą? Kam tie neižvelgiami, nematomi darbai, kurie nesibaigia nė akimirkai? Skalbti, valyti, gaminti, šluoti, daryti pamokas, raminti verkiančius, gintis nuo pykčių, užgesinti vaikų audras. Ir viskas virsta tarsi užuolaida, kuri uždengia mano troškimus, mano norus ir mano laisvę. Kam ta begalinė kančia, kai kiekvienas mažas žingsnis į priekį atrodo it begalinė kova su nepažįstamu priešu, nuovargiu, savęs abejonė, neįvertinimu? Kodėl mano meilė, mano aukos, mano skausmas taip dažnai lieka nepastebėti, kaip šešėlis pranykstantis dienos šviesoje? Kam ta nuolatinė vidinė kova, kai kiekviena mano ašara, kiekvienas pavargęs žvilgsnis į save veidrodyje sako, ar tai tikrai verta? Ar verta būti ta, kuri viską laiko ant savo pečių, bet kuri negauna net padėkos? Kur tai, ką darau, kažkaip neišryškėja, neišgirsta, nes yra per mažai apčiuopama. Kaip įrodyti, kad mano darbas yra svarbus, kai net pačiam artimiausiam žmogui jis atrodo tarsi tiesiog sėdėjimas namie? Ir galbūt skaudžiausia, kam visa tai, jei vienatvė kartais užgožia visą šviesą? Kai atrodo, kad aš gyvenu su kitu žmogumi, bet mūsų pasauliai niekada nesusiliečia ir aš nebeturiu net kur paslėpti savo skausmą, nes nėra kam jo suprasti. Kas mano gyvenime yra ta šviesa, ta prasmė, kuri suteiktų jėgų nepasiduoti? O gal prasmė slypi pačioje kovoje, kiekviename mažame žingsnyje, kiekvienoje ašaroje, kurią išvalau, kiekviename šypsenos blyksnyje vaikų akise, net jei pati dažnai jaučiuosi išsekusi ir pamiršta. Galbūt mano kova tai dovana jiems,
Ir jiems svarbiausia, kad aš būčiau čia, kad mylėčiau ir kovočiau už mūsų mažą pasaulį, net jei kartais jis yra pilnas chaoso ir nesusipratimo. Bet ši dovana sunki. Ir ne kiekvieną dieną jį žydi lengvai. Todėl aš klausiu savęs, kam visa tai? Ir atsakymą surandu mažais blyksniais. Vaikų juokas, jų apkabinimai, jų šiluma. Ir nors šie blyksniai trumpi, jie man duoda jėgų žengti toliau. 15 skyrius. Pasirinkau pati. Ar tikrai? Kartais jaučiuosi tarsi uždaryta nematomose sienose, kurias pastatė ne mano rankos. Pasirinkau jį, pasirinkau vaikus, pasirinkau šį gyvenimą. Bet ar iš tikrųjų kažkada buvau laisva rinktis? Kai prisimenu save vaikystėje, matau mažą mergaitę, kuri trokšta būti mylima ir priimta. Mane mokė, kaip turiu būti, ką daryti, ko siekti, sunkiai dirbti ir gal kažkada kažkas tai įvertins. Bet jei ir ne, tai negali skųstis. Būk kukli, rami, tarsi visa tai buvo sudėta į mano širdį, net neprašius. Ir dabar kartais jaučiuosi bejėgi, tarsi mano tikrosios svajonės ir norai būtų užspausti kur nors giliau. Bijau jas net paliesti, nes nežinau, kas nutiktų, jei jas išlaisvinčiau. Ar tai tikrai mano gyvenimas? Ar tikrai mano valia? Kartais jaučiuosi tokia silpna, tokia pažeidžiama. Kaip būtų, jeigu rytoj viskas išnyktų? Kas aš tada būčiau be savo vaidmens, be šių lūkesčių ir pareigų? Ir vis tiek, bijau pasirodyti silpna. Bijau, kad kiti pamatys, jog aš nesu tokia stipri, kaip atrodau. Tai kodėl skundžiuosi, sakytų vyras. Gal pati iki galo nežinau, ko noriu. Bet prisimenu. Kažkada žinojau tiksliai. Aiškiai ir ryškiai mačiau savo svajonę. Kaip tas paveikslas atrodys, kaip bus gerai, kaip būsiu laiminga. Kai galvojau apie savo ateitį, apie laimę, viskas atrodė paprasta ir aišku. Įsivaizdavau save kitaip, ne tokią kaip mano mama. Ne tą moterį, kuri tyliai kentėjo, dirbo ir aukojosi, net nemėgindama kažką keisti. Aš norėjau būti laiminga, tikra, gyva. Norėjau, kad mano vyras būtų ne tik šeimos galva, bet ir mano sąjungininkas, draugas, partneris. Kad jis suprastų mane be žodžių, girdėtų ne tik tai, ką sakau, bet ir tai, ką slepiu savo širdyje. Tikėjausi, kad mūsų santykiai bus kitokie. Be tylos ir nesupratimo, be nuoskaudų, kurią žeria šešėlį ant mūsų laimės. Kad jis priims mane su visomis mano silpnybėmis ir trūkumais, kad aš galėsiu būti pažeidžiama ir būsiu vis tiek mylima. Aš tikėjau, kad nebus taip, jog vyrai yra aukščiau visko, aukščiau mano minčių, jausmų, mano pasirinkimų, kad jie nerašys mano gyvenimo scenarijaus už mane, kad aš pati valdysiu savo likimą. Maniau, kad nesitaikstysiu su kažkuo, kas man netinka, kad sugebėsiu išlikti stipri, išsaugoti save ir, jei santykiai man neneš visapusiškos laimės, atsisveikinti. Kad mano laimė bus neparduodama, neaukojama, nenuolat lenkiama, o gyva ir tikra. Kad visiems įrodysiu, aš esu verta gyventi savo svajonę. Ne kažkam, ne dėl kažko, sau. Bet dabar kartais atrodo, kad viskas grįžo atgal. Kad taisysiu save, kad keisiu savo svajones, kad mokysiu save tylėti ir paklusti. Nes taip jau buvo ir taip turi būti. Lyg kažkas nematomų smūgių trenkia į mano sielą, primindamas, kad kartais moters laimė yra tik priedas prie vyro gyvenimo. Ir tai skauda, labai skauda. Ar dar turiu teisę viso to norėti? Ar mano pasirinkimas likti čia, šioje kasdienybėje, būtų toks pat, jei turėčiau karjerą?
jei mano atlyginimas būtų 2 kartus didesnis už vyro. Jei kas rytą žinotų, kad mano pasiekimai vertinami, o nenuvertinami, jei mano sąskaita būtų 1 milijonas, ar jausčiausi kitaip? Ar tokia pati būčiau aš, tas žmogus, kuris ne visada turi jėgų pakelti šią naštą? Kartais galvoju, gal man reikia bent vieno laimėjimo, ne tik mažo lašelio pagyrimo ar pripažinimo, o tikro laimėjimo, kuris pažadintų mane iš šio emocinio burgdymosi, kuris jau tapo lyg liūnas, į kurį vis giliau grimztu. Gal per ilgai leidžiu savo klampoti šiame slegiančiame juodulyje, kurio niekas nemato, kurio niekas nepaiso. Bet ar aš tada jausčiausi laisvesnė? Ar tikrai mano siela gautų atokvėpį? Ar nebūtų tai tik dar vienas žiedas ant grandinės? Gal tikroji laisvė nėra piniguose ar karjeroje, o gebėjime iškirsti save, mylėti save ir priimti savo pasirinkimus, net kai pasaulis jais abejoja. Aš tikrai myliu savo vyrą. Myliu tą žmogų, su kuriuo dalinausi tiek daug svajonių, džiaugsmo ir kartais nesusipratimų. Myliu jo šypseną, jo šilumą, net ir tuos mažus kasdienius gestus, kurie byloja. Mes kartu. Bet aš taip pat myliu savo ramybę, tą tylą, kai galiu įkvėpti giliai ir nebūti niekam reikalinga akimirkai. Myliu tą erdvę, kuri leidžia man būti savimi be jokių lūkesčių ar įsipareigojimų. Ir myliu vienatvę, ne kaip vienišumą, bet kaip laisvę būti su savo mintimis, savo jausmais, leisti savo tiesiog būti. Vienatvėje aš atrandu save iš naujo. Tokią, kokia esu, su visais savo trūkumais ir stiprybėmis. Kartais ši meilė vyrui ir ramybei susipina. Kartais net atrodo, kad jie stoja į kovą mano širdyje. Bet aš žinau, kad tikras meilės pamatas – išmokti mylėti save su visais savo norais ir poreikiais. 16 skyrius. Metas rinkti save. Metas sustoti ir atsigręžti į save. Kas aš esu ir ko iš tikrųjų noriu. Metas nustoti gyventi dėl kitų lūkesčių, nuolatinio patenkinimo, dėl to, ką kiti mano, ką turiu daryti. Metas iš naujo susitikti su savo svajonėmis, atkurti ryšį su savo norais ir leisti savo būti laisvai. Laisvai rinktis, kaip gyventi, kaip mylėti, kaip būti laimingai. Metas pasakyti savo, aš esu svarbi, mano gyvenimas, mano taisyklės. Ir nors kelias gali būti netikėtas, nors kartais bus sunku, aš esu pasiruošusi žengti pirmą žingsnį. Šiandien mano naujos pradžios diena. Metas nebeieškoti pritarimo iš kitų, o pasitikėti savo širdimi, savo vidinė jėga. Nebebūti ta, patogi, gera, kuri visada nutyli, nusileidžia, slopina savo poreikius ir jausmus. Metas nustoti gyventi kitų lūkesčiais ir pradėti gyventi savo. Metas išdrįsti sakyti ne, kai taip jaučiu, ir taip, kai noriu. Metas būti savimi, tikra, autentiška, su visomis savo klaidomis, baimėmis ir troškimais. Juk tik tada gali atrasti tikrą laisvę ir ramybę. O vyras, nežinau. Kartais noris jam pasakyti, jeigu moters darbas nėra toks sunkus, tai tu tikrai gali jį padaryti geriau. Tikrai, tau bus lengviau, efektyviau ir gal tai darysi net su šypsena veide. Juk vyras visada žino geriau, kaip viską padaryti teisingai, ar ne? Galbūt man tiesiog reikia suteikti jam šansą, tegul pats įsitikina, kaip lengva yra būti motina. Su indaplove, skalbyklė ir džiovyklė ir visa kita pagalba.
Tegu pabando pabūti vienas su vaikais, jų rūpesčiais ir visais tais nesibaigiančiais malonumais. Ne vieną dieną, ne savaitę, bet išties būti vienam. Juk mūsų mamos tai darė ir nesiskundė. O tau, žinoma, bus labai lengva. Gal net kokioje vaikų žaidimo aikštelėje moteris pasakys, koks tu šaunus tėtis, štai tau tavo medalis. Prisimink, kai manęs jau nebus. Nebus, kas pasitiks po sunkios dienos, kai namuose neliks tos, kuri visada laikė viską kartu. Ne tik rūpinasi vaikais, bet ir kūrė šilumą, supratimą, ryšį. Prisimink, kai suprasi, kad tavo pasaulis be manęs taps tylesnis, tuštesnis, o tavo pirmieji rūpesčiai taps nebe tokie svarbus, nes nebeturėsi su kuo jais dalintis. Prisimink, kaip tau reikėjo manęs tada, kai buvau šalia, kai reikėjo mano švelnumo, kantrybės, jėgos, kurios taip dažnai nepastebėjai. Ir tada suprasi, kai manęs nebus, tavo pasaulis niekada nebebus toks pat. 17 skyrius. Ar aš prašau per daug? Ne, tu neprašai per daug. Tu prašai matymo, suvokimo, kad esi žmogus, ne funkcija, ne paslauga, ne savaime suprantamas fonas. Tu prašai lygybės, ne teorinės, bet gyvos, kasdienėje buityje, sprendimuose, atsakomybėje. Tu prašai pagarbos, ne tik gražių žodžių, bet tikro supratimo ir pripažinimo. Tu prašai ramybės, teisės į tylą, į savo erdvę, į savastį. Tu prašai meilės, ne tik tada, kai viskas gerai, bet ir tada, kai pavargai, kai išsekai, kai nebeturi šypsenos. Tai nėra per daug. Tai yra pats pagrindas. Per daug yra tikėti, kad moteris turi viską atiduoti be pabaigos ir dar būti dėkinga. Per daug yra gyventi be galimybės būti matoma, girdima ir jausti svarbia. Tu prašai to, ką kiekvienas žmogus turėtų turėti savaime. Ir jei to negauni, tai ne tu kalta. Ir ne tavo prašymai per dideli. Per maži buvo tie, kurie nepajėgė jų išgirsti.